Vėlų Liepos 21-osios vakarą Raseinių Maironio parke vyko filmo Emilija iš Laisvės alėjos peržiūra. Tokią nekasdienę pramogą raseiniškiams dovanojo Raseinių turizmo ir verslo informacijos centras Atrask Raseinius. Taigi, Arnai, šiandien vyks filmo peržiūra, ar ne, dar neprasidėjo. Turi šiek tiek ir patirties berods su šitokiais dalykais, tai kaip sekasi organizuoti šitą reikalą? Jau mes kažkada dar būdamas jaunimo organizacijoje vieną kartą jau tai darėm, tai visą laiką sulaukėm didelio pasisekimo, matom, kad žmonės to nori, tai viskas mums gerai, iš tikrųjų sutarėm puikiai su kultūros centru, jis mums pagelbėjo, mes gavome filmo licenciją ir šiandien turim tai, ką turim, gražų filmą Maironio parke. Ar čia buvo pačių iniciatyva, ar čia galbūt iš šalies kažkas paskatino? Ne, čia buvo grinai tokia mintis atsikėlusi iš senų laikų, kaip sakau, kai pradėjom dar organizaciją, tiesiog perėjau į centrą dirbti ir pagalvojom, kad tokia viena iš centro veiklų tikrai išnaudoti vieną didžiausių Raseinių miesto erdvių tokiai veiklai. Galbūt raseiniškiai gali tikėtis, kad čia ne paskutinį kartą tokie seansai? Manom, kad bent į metus kartą tikrai vieną padarysim, kad tai taps mūsų tradicinis renginys, kažkokį tai filmą rodint, jeigu pavyks galbūt ir dažniau. Kalbinti raseiniškiai džiaugiasi tokią galimybę nemokamai stebėti filmą miesto širdyje. Kokios nuotaikos atvykus į filmą peržiūrą? Labai džiaugiuosi, kad Raseiniuose tokių švenčių vyksta ir galim praleisti laiką taip smagiai su draugais. Galbūt teko anksčiau dalyvauti panašiuose renginiuose? Raseiniuose ne. Bet kažkur kitur teko? Teko, taip praeitą vasarą. Ir galbūt jaučiamas kažkoks skirtumas, galbūt čia kaip tik geriau negu kitur? Nežinau, dar nemačiau filmo. Bet pradinis įspūdis? Filmas labai geras, bet šiaip jo daug žmonių susirinko, smagu. Tai atvykote ir nepažiūrėti filmo, tai kokios nuotaikos prieš filmą? Puikios, oras nuostabus. Geros nuotaikos, geras. Galbūt buvote ir anksčiau kažkokiuose panašiuose renginiuose? Ne, todėl labai įdomu buvo pamatyti. Ir esate pasiruošę ilgam vakarui, vėsiam vakarui? Taip, ledai, užkandžiai. Panašiai, kava. Emilija iš Laisvės alėjos tai įtempto siužeto drama apie kovą už laisvę sovietinės priespaudos prislėgtoje Lietuvoje. Visuomenėje, kur sotesnis gyvenimas atrodo vertingesnis nei garbė, sąžinė ir žmogiškumas.